Labadiena, gerbimi žinių radijo klausytojai, su jumis Verslumo dvasia iš Kauno. Brangus klausytojai, mes patenkame šiandien į situacijas, kurios aiškiai rodo, kad šis pasaulis toks, koks buvo, jau nebebus. Per mirtis, per spaudžiančias dramas esame verčiami girdėti, suprasti, kad šis kraujuojantis pasaulis yra niekur kitur, o mano viduje. Užkluptos tragedijos rodo, kad visa gyva mūsų supanti sistema reikalauja iš mūsų išmintingų įsikišimų ir dalyvavimo mūsų pačių vystymėsi. Mes jėga verčiami pažinti sistemą, kurioje gyvename, ir jėga verčiami priimti už tai atsakomybę. Mūsų tvarkų ir taisyklių sukurtas pasaulis griūna ir šiandienos faktai rodo, kad mes nežinome, kaip teisingai elgtis su savimi, su kitu, dėl ko egzistuojame, kokios aukštesnės jėgos mus valdo ir kaip užmegzti su jomis ryšį. Mūsų veiksmai rodo, kad mes nesame pasirengę teisingai įsisavinti vystymosi sistemą. Ieškodami atsakymo į klausimą, kaip išsigelbėti, mes vis aiškiau pradedame matyti, kad visos mūsų problemos susiveda į vieną tašką – į mūsų egoizmą. O šiandien mūsų laidoje Vladimiras Ivanovas, psichologas, šeimos santykių ir sėkmės siekimo konsultantas, astrologas, lektorius. Меня зовут Владимир. Mano vardas Vladimiras. Vasario 5 dieną man sukako 38 metai. Aš vedęs jau 16 metų, turiu dukterį. Pagal išsilavinimą esu psichologas. Mano gyvenimo ir mąstymo būdas toks, kad mėgstu padėti žmonėms. Taip pat esu keliautojas. Maždaug 2-3 kartus per metus apkeliauju Rusiją su paskaitomis, seminarais, konsultacijomis. Turiu savo blogą keliuose socialiniuose tinkluose. Rašau ten straipsnius, bendrauju su žmonėmis. Apskritai, stengiuosi būti socialus žmogus ir nešti gėrį, ypač konsultuodamas susituokusias poras, tarpusavio santykių kūrimo, astrologiniais klausimais. Esu kelių porų šeimos konsultantas, vedu jas. Kelias pavyko išvesti iš skyrybų lygmens ir perkelti į tokį, kai sutuoktiniai vienas kitam šypsosi ir gyvena kartu. Be to, esu dvasinis vadovas. Manau, tas poreikis susiformavo tada, kai susidomėjau dvasiniu gyvenimu. Kiek pamenu, man buvo maždaug 14 metų. Praktikuoju dvasinį gyvenimą maždaug 25 metus. Gavau žinias, kurios padarė mane laimingą, tam tikrą kultūrą, kuri padėjo man išspręsti savo problemas ir nusprendžiau perduoti tas žinias kitiems. Gerbiamas Vladimirai, štai jūs pats ir pasiūlėte mums temą laidai. Užsiminėte, kad talkinate šeimoms, padedate spręsti jų tarpusavio santykius, pereinate nuo pačių skaudžiausių būsenų ir atvedate šeimą prie harmoningų santykių. Tam, kad santykiai būtų harmoningi, jie turi aiškiai remtis tam tikromis nuostatomis. Tos nuostatos aiškiai turi remtis tam tikrais dėsniais. Taigi, iš karto matome, kad mes kalbame apie sistemą. Taigi, Vladimirai, pabandykime šiandien pakalbėti apie sistemą. Ir štai aš jums paskaitysiu tokį pranešimą, kuris būtų kaip įvadas mūsų laidai. 1995 metais Yellowstono nacionalinėme parke į laisvę buvo paleista 14 vilkų. Parke vilkų nebuvo 70 metų. Ir visą laiką ten karaliavo elniai, kurie per nekontroliuojamą dauginimosi metus padarė didžiulį nuostolį vietiniai florai. Vilkai privertė elnius atsargiau rinktis ganyklas. Dėl to atsigavo augmenija. Per 6 metus 5 kartus padaugėjo medžių. Atsirado bebrų, kuriems medžiai reikalingi būstams statyti. Užutekiuose atsirado ondatrų, ančių, žuvų. Vilkai sumažino šakalų populiaciją, dėl ko padaugėjo zuikių ir pelių, o dėl to padaugėjo vanagų, šeškų ir lapių. Į parką atkeliavo meškų, nes jos galėjo nuvyti vilkus nuo jų grobio ir pabaigti likučius. Parke padaugėjo uogų. Bet nuostabiausia, kad vilkai pakeitė upių tėkmę. Upių vagos išsitiesino, stabilizavosi, sumažėjo krantų erozija. Tai nutiko todėl, kad vilkų įtaka elniams paskatino žaibišką medžių ir žolių augimą upių krantuose, sutvirtindama jų gruntą. Pasikeitė ir parko geografija, o visa tai įvyko dėl 14 vilkų, paleistų ten mažiau kaip prieš 20 metų. Pagarsino šitą informaciją tikrai ne diskusijai. Tiesiog dar kartelį mes įsitikinam, kad gamta idealiai veikia kaip pati save reguliuojanti sistema. Tačiau kaip šitą sistemą veikiame mes, žmonės, savo jausmais, savo mintimis, savo darbais, apie tai šiandien mes ir pakalbėsime. Pagrindinis šaltinis, kuriuo mes remiamės laidoje, yra knyga Globali jausmo proto dvasia.
Taigi mes kalbėsim apie įmonę kaip apie sistemą. Štai jūs kalbėdamas apie asmenybės problemas, iš tiesų bandote savo klausytojams suteikti kuo daugiau žinių, pamatyti, kaip funkcionuoja ta visa didelė sistema, kurios dalys jie yra patys. Jūs mokote juos žiūrėti į save, į vienas kitą, į tarpusavio santykius kaip į didžiulę sistemą. Mes matome, kas vyksta pasaulyje. Ir krizė mums labai akivaizdžiai rodo, kad išgyvens tik tai tokios sistemos, kurios veikia harmoningai. Taigi, kuo turi vadovauti sistema, kad joje vykstantis procesai būtų harmoningi procesai? Один учитель духовный однажды сказал, Vienas dvasinis mokytojas kartą pasakė, kad šiame pasaulyje nieko netrūksta išskyrus teisingą dvasinę sąmonę. Dvasinis bankrotas arba dvasinių aukštesniųjų principų nesuvokimas ar nesugebėjimas jų pritaikyti kasdienybėje gimdo krizes. Pavyzdžiui, Sovietų sąjungoje jį pavertė komunizmo apologetu. Bet iš tikrųjų, Karlas Marksas buvo finansininkas, parašęs darbą Kapitalas, kuriame jis parašė įdomų dalyką. Kol pramonė pasaulyje tenkins ne poreikius, o godumą, minimum kartą per 100 metų pasaulį apims finansinės krizės. Taigi, jeigu sistema pagrįsta menkais faktoriais, pavyzdžiui, eksploatacija, kaip dabar dažnai daroma, o ne žmogaus gyvenimo aukštesniojo tikslo supratimu, visada bus krizių. Tai šiame kontekste mano užduotis padėti žmonėms suprasti aukštesnėsias vertybes ir duoti tam tikrus raktus, padedančius jas taikyti kasdieniame gyvenime. Tada žmogus harmoningiau sugyvena su aplinkiniais, su gamta ir panašiai. Aukštesniųjų vertybių trūkumas labai ryškus. Reikia suvokti, kad puoselėti aukštesnėsias vertybes yra labai praktiška. Augustinas Rakauskas, Verslumo dvasios laidos autorius, savo straipsniuose, laidose, knygose teigia, kad dvasinės nuostatos turi dalyvauti visose mūsų gyvenimo situacijose. Visos mūsų tvarkos, principai, vizijos turi turėti dvasinių nuostatų pagrindą. Štai mūsų garso operatorius Paulius yra net paruošęs trumpą ištrauką iš vienos laidos, kur Augustinas kalba būtent apie tai. Prašau, Pauliau. Būtent išminties lygis, teisingumo faktoriaus lygis, tikėjimo būsena ir meilės jausmas padeda mum suformuoti tos punktus, kurie sugula į konstituciją. Gaunasi, kad mūsų jausmo ir proto dvasinės vertybinės nuostatos suformuluoja konstitucinės nuostatas. Jeigu mes daugiau arba nors tiek pat kreiptume dėmesio į dvasinės nuostatas, kurios mum talkina formuojant konstitucinės nuostatas, tada mes turėtume daug mažiau klaidų ir daug mažiau galimybių suteiktume manipuliuojantiems konstitucinėmis nuostatomis kvailyti visuomenę ir siekti savo tikslų. Mes turime nuolatos ravėt, gilintis ir vystyt savo dvasinių vertybių nuostatas, kad turėtume kuo aukštesnius išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės kriterijų suvokimus, kad mūsų vidinė būsena galėtų jausti ir suvokti, kas yra išmintinga, kas yra teisinga, kuo reikia tikėti ir ką reikia mylėti. Tai svarbus momentas. Papasakosiu, apie ką aš galvoju pastaraisiais metais ir ką stengiuosi kalbėti seminaruose, paskaitose. Principas paprastas. Kuo aukštesnis žmogaus tikslas gyvenime, tuo daugiau jis gali pasiekti. Todėl turėti aukštą tikslą labai praktiška. Kai mes duodame žmonėms kažkokias dvasinės nuostatas, dvasinį tikslą, žmonės tampa labai laimingi, nes tai labai praktiškas gyvenimas. Gaila, kad ypač Sovietų sąjungoje buvo įvykdyta antidvasinė propaganda, kai žmonės sakydavo, kad neapsimoka tikėti į Dievą. Bet tikrai taip nėra. Žiūrėkite, jei turite aukštą tikslą, jums teks išsiugdyti iškilias charakterio savybės, atlikti atitinkamai aukštus veiksmus ir, žinoma, gauti aukštus rezultatus. Todėl turėti aukštą tikslą susijusi su Dievu, aukščiausiuoju pradu, itin praktiška. Kaip jūs matote verslininką, kuris kurdamas gyvą verslo sistemą, sudėlioja dvasinės nuostatas tam, kad visa sistema kurtų tą bendrą dvasią,
veikiančią aplinką ir kartu visą šalį. Ar toks žmogus, išsikėlė savo aukštus tikslus, gali būti vadinamas dvasiniu verslininku? Kaip tik norėčiau, kad žmonės būtų dvasiniais verslininkais. Papasakosiu istoriją. Kartą Rusijoje važiavau traukiniu. Vidury kelio buvo ilgas sustojimas ir į mano kupė įlipo vyriškis. Jis atsinešė 2 litrų alaus butelį. Tas žmogus norėjo mane pavaišinti. Aš negeriu išvis, tad pasakiau, kad geriau paskaitysiu. Vėliau įsikalbėjome. Žmogus pasirodo dirbo vienoje didžiausių Baltijos šalyse alaus gamybos bendrovių. Važiavo į tą miestą, kad pakeltų alaus pardavimus. Paklausiau jo, ką jis mano apie tą miestą, į kurį važiuoja. Jis atsakė, kad miestas atstumintis tiesiog skylė, nes visur nešvaru, pilna girtuoklių. Pagalvojau, kad žmogus nesupranta, kaip smarkiai jis pats pasistengė, kad miestas taip atrodytų, pats jį girdo. Kalbant apie paprastą materialistą verslininką, jis uždirba pinigus. Geras verslininkas, jis gražina pasaulį aplink save. Žinoma, verslininkas galvos apie pelną, tokia jo prigimtis. Tačiau vienas išminčius pasakė, jeigu verslininkui pakanka vien turtų, jis miršta kaip verslininkas. Nes verslininkas turi rūpintis, kad aplinkui jį esantis taip pat turėtų. Ir ne tik materialiai, bet ir dvasiškai. Tai labai svarbus principas. Jei tokie bus verslininkai, krizės negresia. Taigi, toks verslininkas sukuria 8 maldos nuostatas, kuriomis naudojantis galima bendrauti ir kurti bendrą gėrio savitarpio supratimo dvasią. Štai čia dabar iškyla visa eilė klausimų. Kodėl verslininkas kreipiasi į aukštesnę sistemą, siekdamas gauti daugiau jėgų, noro, ketinimo suvokti, kodėl aplink vyksta tai, kas vyksta, ir kodėl jis išgyvena tos aplinkos poveikyje tam tikras būsenas? Kaip tos vidinės būsenos formuoja jame prasmės klausimus? Ir kaip ta aplinka turi veikti žmogų, kad jis, neberasdamas atsakymų savy, kreipiasi į kažką esantį aukščiau? Kyla klausimų dar daugiau. Kokios turi aplink žmogų susidaryti aplinkybės, kad jame užgimtų tas vidinis širdies balsas, kai vienintelis galimas instrumentas ryšiui su aukštesnėje sistema. Ir dar daugiau. Kodėl verslininkas taip daro? Kaip jis pasiekia to, kad jo maldos nuostatose atsiranda dvasiniai dėsniai, jungiantys visus siekiančius gauti atsakymą į pagrindinį klausimą. Kodėl aš gyvenu žemėje? Iš tikrųjų, kokią išgyvena būseną žmogus, kad jame susiformuotų tas poreikis viešpatė. Ir gerbiamas Vladimirai, mes jums dabar duosim paklausyti, Edita jums išvers trumpą ištraukėlę iš laidos. Prašau, Pauliau. Toj būsenoj ir gimė malda. Kada mano vidus šaukė ir ieškojo, tada kreipiausi į Dievą. Nes aš neturėjau į ką kreiptis. Aiškiai mačiau, kad valstybėje teisingumo nėra. Aiškiai mačiau, kad iš visko daromas verslas. Ir kada pamačiau, kad negaliu iš žmonių gauti šito atsakymo. Negaliu susikalbėti su kokia nors viena daržovė, kuri verda puode. O būsimos ribos nėra dar. Visi sako, čia dėl gero viralo. Mes pasimaitinsim ir būsim visi sotus. Bet kada aš mirštu iš bado, iš dvasinio bado, iš nevilties bado, iš prasmės nesuradimo viso to darbo bado, mane netenkina, kas ten bus ir kada aš gausiu, kada jau nėra jėgų laukti, kada išvirs ta sriuba. Ir matydamas, kad tam sriubos katile, kuris vadinosi perestroika, verda viskas, visos vertybės, viskas, kas gyva, su nieko nesiskaitoma. Visi orientuojami, kad išvirs geras demokratinis viralas ir mes visi būsim laimingi. Tom akimirkom, toj būsenoj ir užgimė ta malda. Aš atsijungiau nuo žmonių ir pradėjau šnekėt su dvasia, kreiptis į Dievą. Ir reikėjo tam surast žodžius. Negalėjau viduj sulaikyti to visko, kas manyje darėsi. Po pertvarkos šitos Gorbačiovo turėjau surasti žodžius. Man jie po truputį pradėjo dėliotis. Vaikščiojant po harmonizavimo parką, kuris buvo tada tik kaimelis, eidavau į mišką ir tiesiog pusbalsiu bandydavau šnekėt. Eidavau ir pats nepajausdavau, kad aš šneku viešpatie.
padėk man suvokt, kas čia vyksta, kaip čia reikia elgtis, ką čia reikia daryti. Prašiau pagalbos. Ir tokioj būsenoj sugulė tie žodžiai. Vladimirai, kaip psichologo, einančio ilgus metus dvasiniu keliu, paprašyčiau pakomentuoti Augustino Rakausko nuostatų maldą. Gal tiesiog taip papunkčiui ir keliaukime. Да, пожалуйста. Taip, Pirmas punktas. Viešpatie, padėk mums suvokti gyvenimo esmę, savo egzistencijos prasme, savo gyvenimo tikslą. Я бы добавил... pridėčiau vieną įdomų filosofinį, kartu ir praktišką dalyką. Pirmas mano prašymas – leisk man suprasti save, nes negalima kalbėti apie tikslą, kol nežinai, kas jo siekia. Duosiu pavyzdį. Maskva labai pašėlęs, turtingas miestas, ten daugybė verslininkų. Vieną kartą ten sutikau turtingą moterį, kuri lipo karjeros laiptais ir sulaukusi 40 metų suprato, kad jai viso to nereikia. Jai reikia šeimos, vaikų, ramybės, bet į daug iššvaistė laiko. Todėl prieš siekiant tikslo svarbu įsiaiškinti, kas aš, kam tas tikslas. Esmė ta, kad kuo giliau suvokiu savo prigimtį, tuo aukštesnį tikslą galiu įsikelti. Šis punktas labai geras, nes jeigu žmogus neturi gyvenimo tikslo, jam nėra kur judėti, tai gyvenimas depresijoje. Antrasis punktas. Viešpatie, padėk mums tavo sūnaus nuostatų pagalba, jo dvasioje, priimti gyvenimo išmintį, teisingumą, tikėjimą ir meilę. Ar Jėzus Kristus turimas omenyje? Taip, kalbama apie Jėzų Kristų, nes mes krikščioniška šalis, nors iš principo viskas priklauso nuo konfesijos, kurioje esame. Я понимаю. Опять же, к первому моменту... Suprantama, prie pirmo savo paminėto principo, kad reikia suvokti save, dar pridėčiau, kad koncepcija bus išbaigta, jei suvoksime save be laiko ir erdvės. Dabar esame Lietuvoje, bet yra dalykų, kurie suprantami visiems, kurie įkvėptų kiekvieną. Yra universalios dvasinės žinios. Panašiai kaip matematika. Jie naudojasi visi, net tie, kurie nesupranta vienas kito kalbos, gali susikalbėti formulėmis. Galima palyginti su vandeniu ir stikline. Stiklinė reikalinga, kad patogiai atsigertum vandens. Stiklinė tam tikra konfesija, bet ne ji, o vanduo yra svarbiausias. Taigi mums labai svarbu, kad mes nekovotume dėl to, kurios stiklinė geresnė. Labiau priskirčiau save vedų koncepcijai. Be jokios abejonės, Jėzus Kristus yra Dievo pasiuntinys. Kalbam apie verslininką ir įmonę. Kokią būtų galima gauti praktinę naudą iš šio punkto? Šis punktas geras tuo, kad nukreipia į lyderį. Jėzus Kristus yra lyderis. Tai faktas įrodytas gyvenimu. O ką jums reiškia būti lyderiu? Pirma, lyderis man yra tas, kuris veda aukštesniojo tikslo link. Antra, kuris pats jį mato ir yra nuėjęs bent kažkiek toliau nei aš. Trečia, lyderis pats turi kažkuo sekti. Lyderis ne tas, kuris kviečia kitus sekti paskui, nes jam prisisapnavo balta šviesa. Noriu pasakyti, kad lyderis priklauso tam tikrai grandiniai, turi mokinių ir mokytoją. Jo tikslas labai didis ir tolimas. Supratau, kad kiekvienas mokytojas turi turėti mokytoją. Каждый учитель — это ученик. Taip, kiekvienas mokytojas yra ir mokinys. Sakoma, kad vedų koncepcijos pagrindas – mokytojus guru, o iš tiesų atvirkščiai – koncepcijos pagrindas – mokinystė. Tai tokiam verslininkui būtina turėti mokytoją. Особенно, если это мужчина. Taip, ypač vyrui. Tai labai svarbus principas. Jei neturite lyderio, jūs tampate savo atskaitos tašku Dievu. Jums nėra ko siekti. Tai labai pavojinga. Lyderis privalo būti. Moteriai mokytojas lyderis turėtų būti vyras. Moteris dažnai skundžiasi, kad vyras elgiasi kaip Dievas. Man niekas nesvarbu, aš žiūriu televizorių ir kasausi pilvą. Tai baisu. Todėl man patinka vedų koncepcija. Pagal ją visų pirmiausia turi būti vyresnysis. Žmogus neturintis vyresniojo mokytojo neturi ir kultūros, neturi pagarbos. O pagarba yra bazė, kurios pagrindų kuriami visi santykiai. Pagarba ugdoma vyresniojo atžvilgiu. Todėl Indijoje sakoma, jeigu nori suprasti, koks žmogus bus draugas, vyras, pažiūrėk, kaip jis bendrauja su vyresniaisiais. Jei gerbia, su juo galima kurti santykius. Jūs palietėt vieną opiausių mūsų problemų. Mes neturime požiūrio į senatvę. Mes neturime metodikos. Ką reiškia išmintingai senti? Kaip perduoti gyvenime sukauptą patirtį, kad ją perėmė jaunesnės kartos, taip galėtų pripildyti mūsų pasaulio dvasinį lobyną. Gerbiami klausytojai, dabar pertrauka ir susitiksime antroje Verslumo dvasios laidos dalyje.
Gerbiami klausytojai, Verslumo dvasia antra dalis, mes Kauno studijoje. Ir šiandien pas mus svečiuose psichologas, šeimos santykių ir sėkmės siekimo konsultantas, astrologas, lektorius Vladimiras Ivanovas. Pirmoje dalyje mes kalbėjome apie šiandien ypatingai būtinas mums dvasinės nuostatas. Apie tai, kai verslininkas sudeda jas į 8 pagrindinius punktus. Pirmą dalį baigėme mintimi, kad kiekvienas mokytojas privalo turėti aukščiau savęs stovintį mokytoją. Gerbiamas Vladimirai, ar galima taip teigti, kad verslininko mokytojas, lyderis yra Jėzus Kristus? Это замечательно, да. Я говорю, есть лидер, это здорово. Tai labai teisinga ir žmonės mato, kad maldos autorius ne į save suveda, ne manipuliuoja, o rodo tikrą lyderį. Moters lyderis pagal idėją turėtų būti vyras. Tai natūralu. Moteris ir teka už vyro. Svarbus tas už. Žinot, ne kartą teko matyti, kaip žmonės klausantis maldos žodžius, kiekvieną kartą kažkaip keistai jaučiasi, susigūžta nuo žodžio viešpatie. Gal galėtumėte paaiškinti, ką turime omeny po šiuo žodžiu? Kai sakai viešpatė, turi omenyje tą, kuris viešpatauja, yra šeimininkas. Suprantat, žmonėms nepatinka, kad jie turi šeimininką. Manau, labai svarbu paaiškinti filosofiškai, kad tai gerai, kad mes turime šeimininką. Gerbiamas Vladimirai, jūs aiškiai rodote, kad mes esame uždaroje sistemoje ir niekaip negalime ištrūkti iš savo egoistinės prigimties poveikio. Gal todėl spaudžiami savo ego, žodį viešpatį girdime kaip būti priklausomu. Pirmiausiai, mūsų prigimtyje nėra užprogramuota ką nors valdyti. Parodykite man nors vieną dalyką, kurį valdome. Mes nė vinies negalime įkalti, jį įkala plaktukas. Tai yra iliuzija, kad kažką valdau, vairuoju mašiną. Iš tikrųjų, prieš tai kažkas išmanantis fizikos dėsnius ją sukonstravo. Jei galėčiau pats virškinti maistą, tai bent kažką valdyčiau pats. Nežinau, kaip vaikštau, kokie raumenys veikia. Noriu pasakyti, kad viskas veikia tik todėl, kad aš noriu. Pagal ezoterinę koncepciją gyva būtybė, siela šiame pasaulyje neveikia. Net nežinome, kaip tai daryti. Mes tik reiškiame norą. Jei jis atitinka mūsų galimybes, ką vadiname karma, jis gali išsipildyti. Jeigu žmogus neturi kojų, jos neataugs, kad ir kiek norėtų. Kvaila manyti, kad neturiu šeimininko, esu pats savo ponas. Tuomet, kodėl pats nekontroliuoji savo virškinimo, judėjimo procesų? Nes yra sistema, kurioje mes gimstame, kur saulė pakyla nustatytų metu. Ir tai gerai, nes tiksliai žinau, kada sodinti bulves. Gerai, kad yra viešpats šeimininkas ir mums nereikia rūpintis valdyti šią sudėtingą sistemą. Bėdas kelia ego, noras būti šeimininku pačiam. Dėl ego visą laiką ginčijuosi su Dievu, su aukštesniąja jėga. Galiausiai vis tiek pralaimiu, nes ateina mirtis. Mirtis viską sustato į vietas, dar niekas jos nenugalėjo. Todėl yra toks vedų traktatas Bhagavad Gita, kur kalbama, kad mirtis tai yra Dievo apsireiškimas materialistams, kurie visą gyvenimą jį neigia. Tačiau mirties akimirka neturės kur dingti, teks su Dievu susitikti. Kaip jūs, kaip dvasinis vadovas, psichologas, lektorius, aiškinate savo klausytojams tokią savoką – viešpatie? Любящий отец. Mylintis tėvas, manau taip. Tai geriausia, kas gali būti. Mylintis tėvas. Žmonėms lengviausia tai suprasti. Gerai, bet vis tiek mylintis tėvas yra tas, kuris nubrėžia ribas. Kai jūs sakote žodį mylintis, jūs turite omenyje aukštesnėje meilę? Безусловно. Be jokios abejonės taip. Kalbate apie aukštesnę sistemą? Būtent taip. Mes kalbam apie geradarį, kuris veikia visą visatą. Да, на меня тоже. Taip, ir mane taip pat. Tai labai svarbus momentas – suprasti, kas yra meilė. Paprastas žmogus, kai mąsto apie meilę, galvoja, kad tai jį mylės. Svarbu tai, kad Dievas mąsto kitaip. Jei žiūrėsime filosofiškai, tai Dievas turi 2 labai svarbias savybės. Jis yra nepriklausomas. Tai reiškia, kad jam iš mūsų nieko nereikia. Visiškai. Ir visi jo norai išsipildo tiesiog patys. Todėl, kad tai tokia asmenybė, tokia padėtis. Todėl vienintelis dalykas, kurį gali duoti Dievas, kai mes į jį kreipiamės, tai ta nesavanaudiška meilė, kad jam iš mūsų nieko nereikia. Jis ir taip jau viską atidavė. Orą, kūną, viską, ką matome aplinkui.
Tai mums duota, kad gyventume ir galėtume vystytis. Taigi Dievo meilė mums nesavanaudiška ir besąlygiška, o ne tai, kad ateiname ir sudarome su juo sandorį. Aš tau šią žvakutę, o tu man mašiną, susitarkim. Arba aš tau žvakutę, o tu man kelio sąnarį pagydyk, kad gydytojų pinigų neleisčiau. Jei su tokia nuotaika pas Dievą einame, natūralu, kad santykiai neužsimezga, nes jis nesavanaudiškas ir nekelia jokių sąlygų, todėl prie jo prieiti reikia tokios pat meilės. Taip veikia sistema. Ar šis mylintis tėvas girdi mūsų norus ar mūsų ketinimus? В России интересная есть поговорка такая, что... Rusijoje yra įdomi patarlė, sakanti maždaug taip, kad žmogus visada į Dievą gali kreiptis sakydamas tu, nepriklausomai nuo savo socialinio statuso. Noriu pasakyti, kad melsdamasis visada į Dievą kreipiesi ne jūs, o tu. Jūs rodo distanciją santykiuose, o kai sakai tu, distancijos nėra. Tai artimųjų ratas. Todėl Dievui visi sako tu. Nedorėliai, sukčiai, šventieji, kiekvieno santykis su juo labai artimas. Noriu pasakyti, kad jei einate pas Dievą, tai atsineškite pas jį viską, ką turite. Jis susitvarkys. Labai svarbu būti sąžiningam ir atviram. Jei kam nors pavydite, taip ir sakykite. Aš pavydžiu, kągi man dabar daryti. Žinoma, padės. Turėjau tokios patirties, kai vežiojau maldininkų grupės į šventas vietas. Yra tokia šventa vieta Indijoje, Vrindavan. Aš pamačiau, kaip šventa vieta veikia žmogų, kuris nešioja kaukę. Mes visi nešiojam kaukės. Bet kai žmogus atvažiuoja į šventą vietą, Dievas jas nutraukia. Stebėjau, kaip žmonės tapdavo patys savimi, arba gerais, arba blogais, kai pasireikšdavo pyktis. Noriu pasakyti, kad Dievui patinka, kai mes su juo sąžiningi. Jam nereikia, kad būtum šventas. Jam reikia, kad būtum atviras. Gali atnešti jam norą, gali atnešti ketinimą, gali tiesiog dėkingumą. Svarbu, kad apskritai pradedi kurti santykį su juo. Trečiasis punktas. Viešpatie, padėk mums savo sielos būsenoje apgyvendinti išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės vienybę. Akivaizdu, kad tai dieviškos savybės. Išmintis negali kilti tiesiog iš apačios. Negalima gauti išminties tyrinėjant materiją. Tai labai svarbus principas. Išmintį gauname tik tada, kai klausome kažko, kas yra aukščiau mūsų. Toks momentas. Privalo būti mokytojas, ugdytojas. Negalima tapti išmintingam tiesiog tyrinėjant materiją, kažką iškapstant, analizuojant. Tokiu būdu galima tapti tik protingam. Išmintis yra tada, kai tu sugebi taikyti žinias ir gauti laimę. Šekspyras yra įdomiai pasakęs, kad dažnai žinios atneša liūdesį. Arba Rusijoje yra posakis gorė at uma, reiškiantis, kad protas sukelia kančią. Todėl išmintis yra, kai mes imame, ką gauname ir analizuojame, naudodamiesi nuostatomis, gautomis iš aukščiau. Taigi išmintis tai dieviška savybė suteikiama iš aukščiau. Taip pat ir teisingumas. Paprastas žmogus, jei tik kas bloga jam nutinka, iškart mano, kad tai neteisinga, iškart. Jis niekada nemano, kad pats yra priežastis, juk tai man atsitiko. Kai sutinki, kad teisingumas yra dieviškas, iškart supranti, kad jei susidūriau gyvenime su sunkumais, tai esu kaltas pats. O jeigu esu kaltas pats, tai puikiai žinia, nes jį reiškia, kad pats galiu padėti ištaisyti. Vienas šventasis kartą pasakė, kad jei jūsų gyvenime prasidėjo juoda atkarpa, vadinasi, atėjo jums laikas atlikti labai daug gerų, labdaringų poelgių. Panašu, kad pasaulis išgyvena būtent tai. Išgyvename juodąjį periodą, todėl atėjo laikas atlikti daugybę gerų darbų. Tikėjimas ypač svarbus principas. Labai. Iš vienos pusės, tikėjimas labai svarbus santykiuose tarp žmonių. Kai jūs sakote, reikia tikėti, kuo turiu tikėti? Kieno atžvilgiu aš turiu formuoti tą tikėjimą, kad galėčiau tikėtis, kad tolimesni žmogaus veiksmai bus teisingi ir išmintingi? Reikia mokytis priimti žmogų jo ketinimo lygmenyje. Pavyzdžiui, žmogus nori mesti gerti. Už tokį ketinimą jį reikia gerbti. Bendraudami su juo turite turėti omenyje, kad jis dar galbūt nemetė, bet jis turi labai ypatingą norą. Tai štai, jei bendraujate su juo jo ketinimo lygmeniu, tai jį įkvepiate. Aš tai supratau, kai vedžiau. Aš totaliai tikiu savo žmona, kad niekada neklausiu, kur ji buvo, ką veikė. Tiesiog tikiu, kad ji man ištikima, kad myli mane, kad ji viską daro šeimos labui.
Toks jos tikslas, jos uždavinys. Tai aš dar kartelį apie tikėjimą. Jūsų tikėjimas yra stiprus, todėl kad sujungtas su Dievu. Tai yra dvasinė sistema. Я хотел к этому подойти. Kaip tik ketinau apie tai kalbėti. Mano žmona jaučia, kad šis pasitikėjimas egzistuoja. Gavau iš jos viską, apie ką net negalėjau įsivaizduoti, nes kai jumis tiki, pasitiki, norisi atiduoti viską. O kaip jūs savo žmonai duodat suprast, kad tikite ją? Nes kai ji jaučia jūsų tikėjimą, iš tikro jinai jaučia jūsų ryšio su Dievu veikimą. Я не знаю, как то она чувствует. Nežinau kaip. Ji tai kažkaip jaučia. Tikėjimas yra mano galvoje, mano širdyje. Ji tai jaučia. Galbūt kažką apie tai ir pasakau. Bet suprantat, mes jau seniai susituokę. Todėl greičiausiai, manau, ji tai pajautė. Tačiau yra svarbus momentas. Aš galiu taip savo žmoną tikėti, nes aš tikiu į Dievą. Tai reiškia, jei žmona kažką padarys, kas man nepatinka, priimsiu tai kaip dievišką teisingumą ir vis tiek ją mylėsiu. Ar yra skirtumas tarp religinio ir dvasinio tikėjimo? Конечно, есть. Žinoma, kad yra. Religinis tikėjimas turi ritualo atspalvių, o jei žmonės nemato toliau nei ritualas, tai sunku pavadinti tikėjimu kaip tokiu. Jei tikiu, kad atlikus ritualą pradės lyti, tai yra religinis tikėjimas. Yra įdomi istorija. Vienoje rytų šalyje kažkuriame mieste labai ilgai, net kelis mėnesius, buvo sausra. Tame mieste gyveno šventasis. Žmonės nusprendė, užteks kentėti, eisime pas šventąjį, kad jis paprašytų iš Dievo lietaus. Visi susirinko su plakatais duok lietaus, valio. Atėjo pas šventąjį, išdėstė reikalą. Tas pasėdėjo, pamastė, pašoko, nulėkė pas žindyvę motiną ir pradėjo šaukti, žindyk vaiką, žindyk vaiką. Motina sako, atstok, aš mama, aš pati žinau, kada savo kūdikį maitinti. Tada šventasis atsisuko į susirinkusius žmonės ir sako, kogi jūs pas mane atėjote, Dievas pats žino, kada jūs maitinti. Tai štai, tikėjimas reiškia, kas su manimi benutiktų, viskas dėl mano aukštesniojo tikslo. Ar su tikėjimu gimstama, ar jis yra išugdomas? Да. Taip, tai labai svarbus momentas. Neseniai skaičiau Anglijos mokslininkų tyrimą, kurie tvirtina, kad kiekvienas žmogus gimsta tikėdamas aukštesniąją jėgą. Kiekvienas, tai faktas. Turiu 5-metę dukterį, kuriai aš esu aukštesnioji jėga. Aš galiu pakelti stalą, o ji po juo vaikšto. Jei pakelti stalą, tas pats kas kalną. Esmė ta, kad suaugusieji, dažniausiai tėvai, giminaičiai, labai pasistengia, kad vaikas nustotų tikėti aukštesniosiomis jėgomis. Mes nesuteikiame vaikams pakankamai supratimo, saugumo, meilės jausmo, to, kas turi ateiti iš Dievo. Tada žmogus nusprendžia, kad jo nėra. Šeimoje visi mane baudžia, bara, nori manęs atsikratyti. Tai ir Dievas toks kaip jie. Taip numariname tikėjimą, bet gimsta visi su juo. Tai matau savo dukteryje, kituose vaikuose. Vaikams labai lengva pasakoti apie Dievą, jie taip pat lengvai tai priima. Kalėdų senelis, senis šaltis, jiems labai lengva patikėti, kad yra aukštesniosios jėgos. Tikėjimą turi kiekvienas. Tikėjimas tai tyro širdies būsena, pasakyčiau taip. Jūs turite didžiulį bendravimą su žmonėmis, su šiomis sistemomis patirtį. Pasakykite, ar jums netrodo keista, kad štai verslininkas, kurio vizijos, veiksmai paremti logika, racionalumu, ir štai jis į savo nuostatas įdeda tokią savoką kaip meilė. Ar dera didžiulė įmonė ir savoka meilė? Na, tai labai praktiška. Tik meilė ir veikia. Daugiau niekas neveikia. Jei kursite įmonę, grįsdami santykius baime, žmonės nedirbs. Kai tik viršininkas užsisuks, kiekvienas užsiims savo reikalais. Jei tapote lyderiu, jūs duodate meilę. Tai lyderio esmė. Duoti žmonėms besąlygišką meilę, žemyn pavaldiniams. Tai įkvepia juos eiti į viršų. Meilė pats praktiškiausias dalykas, kokį galima sugalvoti šiame pasaulyje. Praktiškiau nėra nieko. Su meile jūs galite gauti 1000% naudingo veikimo. Na gerai, 1000% naudingo veikimo. Tačiau mes gyvename dualiame pasaulyje. Ir žmonės Dievo veikimą
vienu metu jaučia kaip lazdą, kitu metu jaučia kaip raguolį. Aš nelabai suprantu tokią baudžiančio Dievo koncepciją. Mes patys save baudžiame. Kai žmogus daro kvailystę, jis neturėtų vėliau galvoti, kad tai Dievas jį nubaudė. Jis tiesiog sulaukė savo elgesio pasekmių. Papasakosiu istoriją. Indijoje gyveno moteris, našlė, kurios vienintelis džiaugsmas gyvenime buvo sūnus, 15-metis gražuolis, kurio netrukus laukė santuoka, šeima, viltis. Ir štai sūnus išėjo į mišką malkų ir jam įkando nuodinga gyvatė. Berniukas mirė. Visą tai matė netoliese buvę medžiotojai. Jie paėmė sūnaus kūną, pagavo nuodingąją gyvatę ir nunešė pas motiną sakydami: štai ta gyvatė, atkeršysim jai už tavo sūnaus mirtį, užmušim ją. Tačiau moteris buvo minkšta širdė. Sūnaus juk tai nesugrąžins, bet medžiotojai net lyžo. Tada gyvatė, kaip pritinka pasakose, prabilo žmogaus balsu ir tarė: aš nieko dėta, prie manęs priėjo mirties Dievas ir liepė įkąsti. Kasgi aš tokia, kad neklausyčiau mirties Dievo, tada jis mane numarins, o aš gyventi noriu, todėl ir įkandau, nes klausiau savo vyresniojo. Visi jam lenkėsi. Visi pradėjo kritikuoti mirties Dievą. Ko jis taip nusprendė, negi nežinojo, kad jis vienintelis motinos sūnus. Tuomet atsirado mirties Dievas ir sako: ko jūs šūkaujat, aš nieko dėtas. Prie manęs priėjo laikas ir pasakė, kad berniukui metas mirti, suorganizuok. Tada visi pradėjo kritikuoti laiką. Pasirodė laiko Dievas ir sako: aš nieko dėtas, aš tik atnešiau jo praeities poelgių rezultatus, kurie per laiką subrendo. Savo darbo vaisius jis ir gavo, todėl jei norite ką nors išpeikti, tai jis guli prieš jūs, negyvas. Manęs Dievas niekada gyvenime nebaudė. Aš nematau to. Negana to, matau dovanas. Jei ateina bausmė, tuo tik džiaugiuosi, nes po to visada gaunu didelę ypatingą dovaną. Todėl pats taip pat stengiuosi niekada nieko nebausti, nei dukters, nei kitų šeimos narių, nes pats nepatyriau bausmės. Vienintelė mano matyta bausmė – tai mano paties kvailumas. Jei susiduriu su kokiomis nors problemomis, tai atsisėdu ir pamastau, kodėl taip. Paprastai atsakymą surandu labai greitai. Tai mano paties kvailumas. Na taip, apie savo paties kvailumą galima kalbėti tada, kai savy jauti išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės veikimą. Taip, tada tos savybės veikdamos tarpusavyje plečia mumise pasaulio vaizdą. Tų 4 savybių pakanka, kad savo viduje jaustum veikiančią sistemą, kuri analogiškai veikia ir santykiuose tarp žmonių. Čia labai yra svarbi detalė, kurią pabrėžia maldos autorius. Tam, kad mes pradėtume matyti sistemą savyje ir tarpusavyje, būtina sujungti šios 4 faktorius. O kodėl taip reikia padaryti? Aš siūlyčiau paklausyti, ką pats verslininkas apie tai kalba. Ar jūs nieko prieš? Taip. Aišku, kad vien su išmintim, vien su teisingumu, vien su tikėjimu arba vien su meile niekas neveikia. Supratau, kad reikia ir išminties, ir teisingumo, ir tikėjimo, ir meilės. Tik tada, kada šitie visi faktoriai tavyje dalyvauja, gali būt pajėgus priimti. Ir atsirado 4 punktas. Viešpatie, padėk mums kiekvieną sielą per tavo malonę sutiktą gyvenimo kelyje priimti išmintingai, teisingai, tikint ir mylint. Nes jau tada supratau, kad nuo Dievo priklauso, ką tu savo gyvenimo kelyje sutinki. Ir be jo pagalbos, be visos žmonijos išminties negali išmintingai jo priimti. Nes ką reiškia priimti žmogų išmintingai? Tai reiškia, jeigu jis yra klastingas, tai reikia išminties tai suprast, ar tu sugebėsi su juo koreliuoti savo dvasia. Nes netgi atstumti, atmesti, atsisakyti dirbti, bendrauti reikia išminties. Nes tu gali atstumti ir gerą žmogų, bet tada jau supratau, kad su gerais žmonėmis kiekvienas gali dirbti. Žinau, kad Dievas siunčia žmonės, tai aš Dievo ir prašau, padėk man atsijot pelus nuo grūdų. Supratau, kad gyvenimo kelyje daug žmonių vaikšto siekiančių išminties, kad toli gražu tai nesu aš vienas. Gerbiamas Vladimirai, čia stabtelkim prie tokios minties. Vadinasi, aplinka manyje daro poveikį, kad ugdyčiau savyje tam tikras savybės. Tomis savybėmis veikiu kitus žmonės
ir mūsų tarpusavio santykiai veikia visą sistemą. Kaip aš galiu suprasti, kokį poveikį aš darau tai sistemai? Как мы себя воспринимаем в этом? Kaip mes save suvokiame šiame pasaulyje? Tik per kitus žmonės. Tai reiškia, kad mes save vertiname, kai kiti kažką apie mus sako. Man labai sunku suprasti, koks aš, kol kas nors nepasako, kad, sakykime, aš tinkamai apsirengę šiandien, o jūs gražiai atrodote, esate turtinga. Tada mes savo konstatuojame, kad iš principo viskas gerai, normalu. Jei turiu pinigų daugiau nei aplinkiniai, jausiuosi turtingas. Jei su ta pačia suma atsidursiu tarp gerokai turtingesnių, jausiuosi vargšas. Suprantat? Mes matome save šiame pasaulyje atsispindinčius kituose žmonėse. Taip pat yra ir su sielos suvokimu. Savęs suvokimu labai giliame, dvasinėme lygmenyje. Jei imtume vedų koncepciją, jos duoda labai įdomų instrumentą, kaip pamatyti save kaip sielą. O būtent atsispindint nuo absoliučios tiesos. Procesas toks, kai žmogus studijuoja vedų traktatus, jis pamato, koks yra absoliučios tiesos atžvilgiu. Suprantate principą? Tai galima paprastai pasakyti taip. Mes iš principo visi gyvename uždaroje sistemoje, taip? Да. Taip. Ir kai aš žiūriu, sakykime, į jūs ir matau, tarkim, jūsų trūkumus, tai žinodama šitą dėsnį, matau ne jūsų trūkumus, o savo. Taip. Jumyse matau atsispindinčias savo savybės. Да, здесь есть два видения. Taip, tikrai. Yra du būdai matyti pasaulį. Musės ir bitės. Musei rūpi šiukšlynas, ji ten skrenda. Bitei rūpi nektaras. Jei ugdome savyje bitės matymą, tai žmonėse stengsimės matyti tas savybės, kokias norėtume įsiugdyti ir patys. Jei turime musės požiūrį, tai pastebime tas savybės, kurios tarsi leistų kitą žmogų pažeminti, nuleisti žemiau savęs ir jo sąskaitą atrodyti aukščiau. Tai labai svarbus principas. Gerbiamas Vladimirai, čia stabtelkime. Ir brangus klausytojai, priminsiu, kad su jumis bendravo psichologas, šeimos santykių ir sėkmės siekimo konsultantas, astrologas, lektorius Vladimiras Ivanovas. Su mūsų svečiu mes susitiksime kitą laidą ir toliau pratęsime diskusiją apie dvasinės nuostatas, sutelpančias į 8 maldos punktus. Ačiū Jums ir sudie.